Laikas egzistuoja kosminės realybės laikiname erdvės ir laiko tęstinume. Tačiau yra buveinės ir erdvės, kuriuose laiko nėra. Kitose planetose bei vietinių sistemų buveinėse laikas teka savaip. Laikas egzistuoja ir žmogaus biologinio organizmo viduje. Šį laiką mes vadiname biologiniu laikrodžiu. Yra vakarykštis, šiandieninis ir dabarties laikas. Taip yra matuojamas jūsų gyvenimo procesas. Jūsų jausmų, minčių, siekių, sprendimų priėmimas, jūsų norų pasiekimas bei jūsų gyvenimo procesas yra paremtas laiku. Tačiau kiekvieno žmogaus viduje yra savas vidinis laikas, tai ta būsena, kurią žmogus matuoja gyvenimą bei pačią realybę. Tokį laikrodį evoliucijos eigoje vystyme, nugyventų gyvenimų skaičiuje, gyvenimo procese žmogus nustato pats.